grojantys viskuo ir visur. Girdintys muziką kiekviename garse, o gal tiesiog apsigyvenę joje. Tokie yra scenos meną studijuojanti Kamilė Gudmonaitė ir būsimasis aktorius Mantas Zemleckas, kartu sukūrė Kamanių šilelį. Mes galvom, koks žodis iš mūsų vardo raidžių būtų. Ir gavosi Kamilė, ir Mantas, ir Kamanės. Ir dar vieną vasarą jam įgėlė bitė. Tai mes susisijom, kad Kamanės ir bitės mums labai artimos yra ir jos mūsų suriša. O šilelis toks kaip pasaulio vaizdinys, man atrodo. Hierarchija, kaip miške. Duetas Kamanių šilelis dūksti pradėjo ne taip ir seniai, tačiau abu muziką lydi jau ne pirmus metus. Aš pradėjau groti gitarą, kai man buvo 15 ar 14 metų, tai pakankamai vėlai iš tikrųjų. Ir iki tol aš klausiau skūterių, man patiko labai, bet čia seniau. Vėliau aš klausiau selų, man buvo selai labai gerai, funky, žasai, kažkaip tokių grupių. Ir paskui klausiau kažkokio lyg ir pankroko ten, ir tada man vienas draugas parodė Foje. Ir kažkaip, kai aš išgirdau Foje, man tie Andriaus tekstai, nežinau, tokie artimi pasirodė, man tada buvo 15 metų, 14, aš įsijungdavau Mamontovo kokią dainą, ten seną Foje ir klausydavau ir galvodavau, taigi aš turėjau parašyti šitą tekstą. Kažkaip jis kalba tikrai, kaip aš tuo metu galvoju. Aš taip pradėjau su muzika viską, kai man buvo 11. Pradėjau groti gitarą, tada man tėtis padovanoja, arba aš jam nusipirkau iš savo sutaupytų pinigų, nebeatsimenu jų, bet pradėjau groti 11 ir tada 12 folklorą suradau. Ir tas folkloras mane taip ir įvedė į tą muziką. Folklorą jiedu atlieka ir dabar, nes jų nuomonė ši muzika visos muzikos pradžia, ji yra užkoduota mūsų pasąmonėje. Šiai muzikai praturtinti jie naudoja įvairiausius instrumentus. Vienas didžiausių ir įspūdingiausių – Manto sukurtas kamilifonas. Aš jį radau po eglute. Atsikėliau kalėdų rytą ir radau po eglute. Va, oi. Čia Mantas man padarė jį. Paprastas toksai stalčius. Aš tvarkiausi kambarį vieną kartą ir kažkaip dėjausi, aš turiu tokią vyro reikmenų dėžutę, kažkaip reikėjo susitvarkyti. Ir raktų buvo ten daug ir kažkaip aš jas išmečiau ir kažkas stipriai suskambėjo kažkaip įdomiai. Taip, išgirdau tiesiog, kad tank toks yra. Ir tada kažkaip gimė tokia idėja, aš radau stalčių ir sugalvojau, kad turėtų jas kaip metalofonas, čia yra metalofonas, šiaip principų šitas instrumentas ir pritaisiau tas virvutes. Kokius raktus radau, sudėjau, čia 27, 22 yra, 10, 19 ir 12. Kokius radau, tokius sudėjau ir gavos tokia harmonija labai keista. Kiekvienas instrumentas turi savo istoriją. Kalimbą Kamilei padovanojo tėvai, dainuojantis puodas parkeliavo iš Nepalo, o australų aborigenų vamzdžio keliauta pirkti į Berlyną. Gilioj senovėj vienas aborigenas kūrė laužą naktį. Ir jis ieškojo tam laužui pagalių. Ir rado vieną pagalį, kažkokią didelę malką, ir jau norėjo ją mesti laužą, bet pamatė, kad jos viduryje yra daugybė termitų, kažkokių tai vabalėlių, kurie buvo išgraužę šitą dalyką. Ir kadangi aborigenas jisai nenorėjo sužeisti nei vieno gyvo padaro, tai jisai paėmė ir taip labai labai švelniai juos pabandė išpūsti. Ir tada išėjo šitas garsas. Abu sutartinai tvirtina, kad svarbiausia grojant siųsti, kad kažkas priimtų. Ir visai nesvarbu, keli žmonės tai pasieks. Mes net negalvom iš tikrųjų, pirmiausia, kad mes kažkam turim patikti. Mes tiesiog susitikom, pradėjom grot. Kažkaip gavosi taip ir mes grojom tą savo folklorą ir su visokiais skirtingais dar stiliais maišydami jį. Tai mes tikrai negalvom, kad galbūt tai ne kažkokiai didžiai publikai, o galbūt tai didžiai publikai. Jeigu tu, tarkim, turi koncertą ir tu matai, ten jie ateina, nežinau, 20 žmonių ten, kai tu groji, 15, bet jie kažkaip visi taip nuoširdžiai šoka, jie dainuoja, linksminasi ir tada taip gera, tada tokia energija susikuria tarpusavio ir supranti, kad visiškai nesvarbu, kokio dydžio ta auditorija. Jeigu vienam žmogui patinka tai, kad tu groji, tai jau yra nuostabu ir man atrodo verta dėl to eiti į sceną. Padūksti kartu su Kamanių šileliu artimiausiu metu bus galima dainuojamosios poezijos festivalyje Tai aš.